savotiškai gyveno, bet jie buvo ir liūdni. O žinot, kodėl jie buvo liūdni? O todėl, kad neturėjo vaikelių, nors labai gerai ir sėkmingai gyveno. Bet vieną pavasarį įvyko stebuklas. Prieš pat Velykas karaliui ir karalieniai gimė vaikelis. Labai džiaugiasi karalius ir karalienė. Visi ten žmonės gyvenantis tuose rūmuose labai džiaugiasi. Netgi ir gyvūnėliai džiaugiasi, kurie augo pas karalių ir karalienę. Ir iš to džiaugsmo prieš pat Velykas višta sudėjo raudoną kiaušinį. Taip. Ir nuo to laiko žmonės kiekvieną pavasarį Velykų šventei margina kiaušinius. O anksčiau vaikai manė, kad pamiškėje gyvena Velykų bobutė, jinai dažo kiaušinius ir Velykų naktį sudeda į vežimaitį. Ir neškis pas save. Dabar mes vežimų nuotrausim. Taip, dabar gi vargu gyvė ir ridenti. Ar taip?